Kaip yra kuriamos neteisingos žinios? Labai paprasta. Reikia paimti kažkokią medžioklės istoriją. Reikia paimti tokią nuotrauką, kas pritrauks visuomenės dėmesį ir įdėti labai tokią reikšmingą, garsį antraštę. Taip yra daroma pakankamai dažnai, ypač jeigu kalbama yra apie medžioklę. Nes dabar visuomenės dėmesys yra pritrauktas medžiokliai, todėl kad yra ruduo, yra paukščių medžioklė, vandens paukščių, slankų medžioklė, daug yra svečių medžiotojų visoje Lietuvoje, daug yra šunų matomų kažkur miške ir šalia kaimų. Yra variminės medžioklės, irgi daug visokios informacijos yra, vietiniai gyventojai girdi šūvius, yra triukšmas, yra daug medžiotojų visur aplinkoje. Todėl visuomenės dėmesys rudenį yra pritrauktas medžiokliai. Ir kaip mes labai gerai visi žinome, yra daug žmonių, kas nemėgsta medžioklę ir naudoja kiekvieną galimybę pasmerkti medžiotojus, pasakyti kažką blogo. Tai čia vienas Facebook turinio kūrėjas yra panaudojęs labai graži nuotrauka, kurioje yra matomi 3 medžiotojai sumedžioja kurtinių patinus. Tai reikia pasakyti iškart, kad Skandinavijoje šių paukščių medžioklė yra legali. Ir dabar vyksta sezonas. Ir įstatymuose yra parašyta, kad yra leidžiama medžioti šios paukščius, medžioklė yra kontroliuojama ir taip toliau. Tai jokių problemų su kurtinių medžioklė kažkur Skandinavijoje nėra. Bet kodėl, ką reiškia šita nuotrauka? Prie nuotraukos yra parašyta, kad Italijos medžiotojai medžioja saugomas rūšis pramoginėse medžioklėse, baisu. Ir ten yra daug komentarų, daug žmonių rašo, neteisėtai, nereikalingai, paukščius medžioti negalima ir taip toliau. Bet jeigu mes paspaudžiam ant tos nuotraukos, o visi nori paspausti, pažiūrėti, kas ten dar yra parašyta, aišku, ir ten komentaruose yra pridėta nuoroda. Atidarant nuorodą, jūs patekat į Kauno dienos publikaciją, kur yra parašyta apie ančių medžioklę Latvijoje, Liepojos ežere. Kaip ta iliustracija su kurtiniu sumedžiojama iliustruoja ančių medžioklę Latvijoje. Paaiškinkit man. Tai yra labai geras neteisingų žinių kūrimo pavyzdys, šiuolaikinė tokia praktika pritraukti kuo daugiau dėmesio, kuo daugiau komentuotojų. Pagrindai iš tos visuomenės dalies, kas nieko nežino apie medžioklės taisyklės, apie tai, kad kitose šalyse irgi vyksta medžioklė, legali, kontroliuojama medžioklė ir galbūt ten yra kiti gyvūnai ir paukščiai medžiojami nei Lietuvoje. Niekas apie tai nieko nežino, bet visi turi nuomonę. Ir dabar ten šimtai komentarų, visi dalinasi ir ta žinia jau tapo, bent jau visi tiki, kad tai yra teisinga žinia. Bet tai neteisinga žinia, tai yra propaganda. Prieš medžiotojus, prieš medžioklę, tai yra neapykantos skatinimas, kūrimas toks. Ir kodėl tai reikalinga, neaišku. Tai būkite atsargus, žiūrint tokius skelbimus, skaitant tokias naujienas ir visada analizuokite, žiūrėkite, kas ten yra viduryje. Aišku, jeigu jūs paspaudžiate ant tos nuotraukas, ten tas paspaudimas, tas klik, jau tam žinios kūrėjam jau yra ir jis gali kažkur parašyti, žiūrėkite, kiek man skaitytojų, žiūrėkite, kiek man yra informacijos palaikytojų mano profilyje Facebook'e. Bet tokiu būdu kurti žinias, tai neteisingas toks dalykas, net yra įstatymo punktai, kas draudžia taip elgtis ir tokią propagandą viešinti. Tai apie tą atvejį Latvijoje, Liepojos ežere, tai tikrai tai buvo neteisinga medžioklė, neteisėta medžioklė, kur Italijos medžiotojai panaudoja garso įrašus, paukščių balsų įrašus, kad pritrauktų kuo daugiau ančių ir žąsų. Jie buvo pagauti ir mokės labai didelį kompensaciją už gamtai padarytą žalą ir už nusikaltinimą. Tai viskas yra gerai ir normaliai medžiotojai visada smerkia tokį elgesį, visada, kaip tai pasakyti, nėra kartu su tokiais medžiotojais, brakonierais. Tai svečiai iš Italijos, kas patys sugalvojo, kad gali naudoti tokį prietaisą
nežiūrint į tai, kad jiems buvo pasakyta, kad Latvijoje tai neleidžiamas būdas medžioti. Bet, žodžiu, toks atvejis buvo teisingas, bet tai, kaip šitas Facebooko turinio kūrėjas norėjo parodyti tą atvejį, panaudojant kurtinių nuotrauką, visiškai neteisingas dalykas. Bent ir Kauno diena irgi pridėjo nuotrauką su medžiotoju su karabina, irgi jokių būdų neatitinkanti naujienos faktams. Tai galbūt reikia truputį daugiau pagalvoti medijams irgi apie tai, kokias nuotraukas naudojamos ir kaip tai atspindi kitų medžiotojų reputacijos klausimų. Nes negalima pridėti medžiotoją su karabino, tai ką skaitytojas pagalvos, tas, kas nežino apie medžioklę nieko, pagalvos, kad kažkas medžioja antis su karabino, šaudo į ežerą su karabino ir ten galbūt kažkur žvejai gali žūti. Žodžiu, ten tokių spekulacijų gali būti daug ir atsirasti dėl tokių nuotraukų. Naujų tokių neteisingų naujienų irgi galėtų. Todėl būkim atsargiai, skaitykim naujienas, analizuokim, kritiškai žiūrėkim ir į visą šitą propagandą, nes kartais gaunasi tokios ne visai teisingos naujienos. Prenumeruokite žurnalą Medžioklė per prenumeruoti.lt, spauskite like, pasidalinkite nuorodą ir būkite kritiški, analizuokite naujienas ir visada galvokite savo galva, o neskaitykite komentuotojų nuomonės.